Šeštadienį, spalio 11 dieną startavo fotoprojektas Miesto sluoksniai. Šis projektas skirtas Visagino 50-mečiui ir kviečia žiūrovą pažvelgti į miestą kaip į daugiasluoksnį gyvą organizmą. Ekspozicija susideda iš dviejų vieną kitą papildančių dalių. Pirmoji parodos dalis įsikūrusi prie gimnazijos atgimimo amfiteatro. Ji įtraukia žiūrovą į vizualų dialogą tarp praeities ir dabarties, žmogaus architektūros ir gamtos. Antroji dalis įrengta jaukiame mažosios architektūros kampelyje, tarp Namų Tarybų gatvėje 7 ir Veteranų gatvėje 10. Ši ekspozicijos dalis atkreipia dėmesį į kasdienius miesto gyvenimo sluoksnius, nuo vaikų žvilgsnių pro langus iki pastebėjimų apie naminius gyvūnus, kates ir šunis. Projektą įgyvendino kūrybinė grupė, bendradarbiaudama su Visagino kūrybos ir menų akademijos fotobūrelio Fotofabrikas mokiniais, vadovė Ksenija Salimžanova, bei visuomeninė organizacija Urban Stories, vadovė Oksana Denisenko. Projektą palaikė Visagino savivaldybė. Projekte panaudotos miesto metraštininko Vasilijaus Čiupačenko archyvinės nuotraukos, darytos įvairiose miesto vietose nuo 1982 iki 2005 metų. Apskritai, miesto sluoksniai – tai vizualinė kelionė po miesto atmintį ir dabartį, jungianti archyvinę fotografiją ir šiuolaikinį žvilgsnį, istoriją ir kasdienybę, žmogų ir aplinką, kurioje jis gyvena. Mes dirbame visame mieste ir truputį pabodo ta pati kelionė, tas pats maršrutas. Norėjosi vaikams parodyti, kad jie patys pastebėtų tam tikras vietas, lokacijas, kur galėtume sukurti ką nors įdomaus. Ne tik architektūrinių, bet ir portretinių fotografijų. Juk dažnai nežiūrime į miestą fotografo akimis, o štai padedant Vasilijui Čiupačenko, mums atsivėrė labai įdomus rakursai. Kartais verta pažvelgti į istoriją, kad atrastum kažką naujo šiandienai. Be to, tai puikia praktika – lavinti žvilgstį, mokytis matyti. Ne visi kadrai pavyksta iš pirmo karto. Kai kurie vaikai pusę metų stebėjo vietas, kol pavyko rasti tinkamą kampą. Man atrodo, tai labai gera pradžia. Puikus pratimas. Tikriausiai ir patiems vaikams buvo įdomu sužinoti šiek tiek apie šią vietą, apie miesto istoriją, tiesa? Taip, žinoma. Deja, autoriaus jau nebegalime paklausti. Todėl daug ką tenka atrasti patiems, spėlioti. Bet man labai patinka, kad vaikai domisi, svarbu tik padėti jiems eiti tuo keliu, kad nepamirštų, kur jie gyvena, nuo ko viskas prasidėjo. Man pačiai taip pat buvo labai įdomu, nes daug ko nežinojau. Šį projektą sukūrėme kartu su Oksana Denisenko ir organizacija Urban Stories. Jie taip pat labai daug dalyjasi mūsų istorijomis ir įdomia informacija, kurią norisi dalintis toliau. Projektas gimė neatsitiktinai. Jo istorija prasidėjo prieš keletą metų, kai fotobūrelio Fotofabrikas dalyviai pirmą kartą pabandė surengti didelę bandomąją fotosesiją. Nuo to laiko praėjo nemažai laiko. Būreliui jau beveik 7 metai. Ir būtent miesto 50-mečio proga autoriai nusprendė pristatyti savo darbo rezultatus naujų, platesnių formatu. Daugeliui dalyvių šis projektas padėjo iš naujo atrasti savo gimtąjį miestą. Juk norint suprasti vietą, kurioje gyveni, reikia pažvelgti į ją naujai, per fotoaparato objektyvą, per istoriją. Nors senųjų nuotraukų autorius jau nebėra tarp mūsų, jo žvilgsnis į Visaginą padeda šių dienų vaikams kitaip pamatyti jiems įprastas gatves. Kartais, norint pakartoti kadrą, tenka sugaišti ne vieną dieną. Kai kurie jaunuoliai mėnesiais grįždavo į tą pačią vietą, laukdami tinkamos šviesos, oro sąlygų, ieškodami linijų ir perspektyvos sutapimo. Jauniesiems fotografams šis darbas tapo ir istorijos pamoka, ir galimybė naujai pažvelgti į gimtasias gatves, o žiūrovams proga sustoti, apsidairyti ir galbūt pastebėti, kiek daug prisiminimų gyvena mūsų mieste. Spalio 14 dieną Visagino Lietuvos Raudonojo kryžiaus skyriuje vyko jauki, šilta ir aktyvi šventė, skirta senjorų dienai. Šis renginys subūrė vyresnio amžiaus miesto gyventojus, savanorius ir svečius. Visus norinčius kartu praleisti dieną džiaugsmo, bendravimo ir tarpusavio palaikymo atmosferoje. Renginio tikslas buvo ne tik padovanoti teigiamų emocijų, bet ir paskatinti vyresnėje kartą gyventi aktyviau, priminti apie judėjimo, bendravimo ir nuolatinio domėjimosi naujais dalykais svarbą. Be to dalyviai gavo naudingos informacijos apie sveikatą ir saugumą. Šventė prasidėjo energinga rytinė mankšta, kurią vedė studijos Akrobalansas trenerė Liudmila Vojevodina. Jos dėka dalyviai atliko lengvus pratimus, pasitempė ir šypsojosi vieni kitiems. Trumpa gimnastika suteikė energijos ir pozityvios nuotaikos visai dienai. Po mankštos dalyvių laukia pažintinė renginio dalis. Priešgaisrinės tarnybos atstovai pademonstravo, kaip teisingai naudotis gesintuvu. Paaiškino, kaip svarbu išlaikyti ramybę ir tinkamai įvertinti situaciją ekstremalių įvykių metu. Daugeliui tai buvo pirmasis bandymas savarankiškai užgesinti mokamąją ugnį.
Veikla sulaukė didelio susidomėjimo ir entuziastingų reakcijų. Vėliau vyko paskaita apie saugumą buityje ir keliuose. Policijos pareigūnė Oksana Rožkova išsamei papasakojo, kaip svarbu būti atidiems tamsiuoju paros metu, priminė pėsčiųjų eismo taisykles ir pasidalijo patarimais, kaip nepakliūti į telefoninių sukčių pinkles. Ši tema pasirodė itin aktuali, nes apgaulės atvejai dėja vis dar pasitaiko. Artėjant pietų metui, aikštelę užliejo lauko virtuvės kvapai. Su organizacijos Maisto bankas pagalba visi kartu virė gardžią košę. Bendri pietus po atviru dangumi tapo puikia proga neformaliam bendravimui. Po pietų prasidėjo šventinė muzikinė programa. 3-ojo amžiaus universitetas ir rusų folkloro ansamblis Былина parengė koncertą kupiną nuoširdžių dainų ir lyriškų melodijų. Лебедушка да белая, ой, лёли да ой, лёли, лебедушка да белая, полюбила бы ты меня. Šventės kulminacija tapo ryškus flašmobas, kurį kadaise visas miestas šoko Visagino 50-mečio proga. Šįkart jis vėl subūrė visus dalyvius, savanorius ir žiūrovus. Bendras šokis tapo vienybės simboliu ir priminimu, kad aktyvumas ir gyvenimo džiaugsmas neturi amžiaus ribų. Visos dienos metu vyko viktorinos, žaidimai ir interaktyvūs konkursai. Kiekvienas galėjo parodyti savo žinias, vikrumą ir humoro jausmą. Visos dalyvavusios organizacijos, kolektyvai, taip pat Liudmila Vojevodina ir gėlių parduotuvė Memorija gavo padėkos raštus. Tačiau svarbiausia dovana visiems tapo šilumos, bendravimo ir žmogiškojo ryšio atmosfera. Renginys buvo visiškai nemokamas, o organizatoriai padarė viską, kad kiekvienas dalyvis pasijaustų reikalingas ir svarbus. Šventė tapo tikra džiaugsmo, judesio ir draugystės diena, įrodžiusi, kad amžius nėra kliūtis aktyviam ir laimingam gyvenimui. Tarptautinis monospektaklių festivalis Atspindys šiemet minėjęs savo 20-ąjį jubiliejų sėkmingai užbaigė savo renginius. Festivalio uždarymo ceremonija vyko šeštadienį, spalio 11 dieną, Visagino kultūros centro koncertų salėje Draugystė. Per 20 metų tarptautinis festivalis Atspindys tapo neatsiejama mūsų miesto kultūrinio gyvenimo dalimi. Per visą šį laikotarpį festivalyje dalyvavo menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Italijos, Prancūzijos, Izraelio, Irano, Kamerūno, Kubos, Kosovo, Meksikos, Moldovos, Vokietijos, Slovakijos ir kitų šalių. Šių metų festivalyje pasirodė aktoriai iš Vilniaus, Klaipėdos, Anykščių, Lenkijos, Vokietijos, Izraelio, Ukrainos ir JAV. Visų 3 intensyvių festivalio dienų metu aktorių pasirodymus vertino profesionali tarptautinė komisija, sudaryta menininkų iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Lenkijos. Aktyviai festivalyje dalyvavo ir žiūrovai. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis. Geriausi pasirodymai buvo įvertinti festivalio diplomais. Grand Prix nominantai šiemet tapo Januš Solerskiai iš Lenkijos, pristatęs publikai transformacinį spektaklį Laimingoji žvaigždė. Airida Gintautaitė iš Lietuvos, kartu su savo komanda sukūrusi audiovizualinį bežodį spektaklį Diletantas. Žiūrovų simpatijų prizas atiteko Pauliui Čižinauskui už monospektaklį Anykščių šilelis, sukurtą pagal to paties pavadinimo Antano Baranausko poemą. Žiūrovų vertinimu geriausiu buvo pripažintas monospektaklis ukrainiečių kalba žurnalistikos pamokos, kurį publikai pristatė Lvivos srities akademinio dramos ir muzikos teatro aktorius Jurijus Fetčiukas. Pirmą kartą atvykome į tarptautinį festivalį. Miesto nespėjome apžiūrėti, nes čia labai daug spektaklių, o mes norėjome pamatyti visus, susipažinti su žmonėmis, parodyti savąjį. Tai mums labai svarbu. Kalbant apie festivalį, pasakysiu jums, ponai, čia dirba tikri žvėrys. Labai malonu matyti tokio lygio stiprius spektaklius. Iš tiesų, turėjau daug ko pasimokyti ir viską, ką galėjau, pasiimsiu su savimi. Čia tai perėmiau ir parsivešiu namo. Baigėsi 3 nuostabios, stebuklingos, bet ir labai sunkios dienos Visagine. 20-ojo tarptautinio monospektaklio festivalio Atspindys dienos. Apdovanojimai įteikti, gėlės išdalintos, visi aktoriai išvyksta namo. Man atrodo, visi labai laimingi, nes susitikimas buvo be galo šiltas. Didžiulis ačiū visiems, kurie padėjo organizuoti šį festivalį. Visagino kultūros centrui, miesto savivaldybei, visiems aktoriams, žiūrovams ir jaunimui dirbusiam festivalyje. Tai puikus apšvietimas
vertėjai, garso operatoriai, be jų nieko nebūtų įvykę. Nuoširdžiausias ačiū visiems. Nuo scenos nuskambėjo daug šiltų žodžių festivalio organizatoriams. Sveikino savivaldybės atstovai, žiūrovai ir artistai. O svarbiausia, žinoma, palinkėjimas buvo susitikti Visagine po metų 21-ame tarptautiniame monospektaklio festivalyje Atspindys.